ką manote apie tokį savoką tiesiog žodį verslas? Nu, tai veikla kažkokia tai. O ar galvojate apie savo verslą? Kad ne, aš jau ko gero per senas jau. O anksčiau verslavote? Šiek tiek bandžiau. O ką veikite? Nelabai gavosi, tik tai prekyba. O sakykit, jeigu jums duotų dabar 20 000 litų, ar pradėtumėte savo verslą? Nemanau. Nemanau, kad man turi pasisekti. O jaunimui ką? Taip, jaunimui reikia. Man verslas yra asmeninis, mano verslas būtų geriausias turbūt, visi to nori turėti savo verslą. O tai, ko jums trūksta, kad pradėtumėte savo verslą? Pinigų, savai mes suprantama, ir idėjos, būtinai svarbiausia yra gera idėja. Turėk gerą idėją, aš manau, ir tikrai atsiras žmonių, kurie norės paremti. Tikrai planuoju ateityje. O ko trūksta, kad pradėtumėte savo verslą? Na, galbūt finansinių galimybių. Čia kiek reikia? Na, pradinio kapitalo reikia tikrai nemažai. Pinigais? Pinigais? Na, nežinau, galbūt iki 20 000 litų pradžiai. Tai jeigu gautumėte 20 000 litų, tai pradėtumėte savo verslą? Galėčiau pradėti. Verslas gerai. Jo. Lietuviška, rusiška ar kokia, europietiška. O sakykit, ar galvojat pradėti savo verslą, lietuvišką ar? Jau pradėję. Jo. Aš tai ne. O kodėl? Ką veikiate? Ką veikiame? Gaminame baldus. Jo. O sakykite, kodėl pradėjote savo verslą? Nu tai, kad savo verslas įdomiau negu kitam dirb, gal dėl to. O sakykite, ar teko girdėti apie tokį projektą Verslauk? Verslauk.lt yra svetainė berods, ar ne? Verslu aš neužsiėmiau, aš dirbau konstruktorium. Taip, kad verslas tai yra prekyba, prekybos organizavimas. Klausimėlis būtų, kaip suprantate pačią savoką verslas? Gyvenimo būdas, man? Ne, čia ne gyvenimo būdas. Nu kodėl? Iš gyvenimo tada nuo čia šiandienos kaip ir žaidimas čia yra ir kažkokia. Man atrodo taip. O kodėl būtinas verslas yra? Tai iš ko gyvensim tada, jeigu niekas nieko neveiks, tai ką aš nesuprantu? Reikia kažkaip sukt. Jeigu nesuksim, tai... Tai kažką tai reikia daryti, verslą, taigi gamyba vis dėlto, man atrodo, ne? Nu, ne gamyba. Ne tik pardavinėtgi, nu kaip tu supranti tą verslą? O kokių savybių reikia, kad galėtum daryti verslą? Reikia rizikos labai, rizikuoti reikia. Reikia proto. Nu, ką dar pasakyti. Ir labai norėčiau, kad žmoniškumo būtų dar. Versle, daugiau. Taip, daugiau. Tai žmogaus arba žmonių grupės kažkokia veikla, kuri pagal idėją turėtų nešti pelną. Yra visokių minčių. Minčių yra, bet pradėti savo verslą galbūt reikia pradinio įnašo neblogo, nemažo, ta prasme, kurio šiuo metu nėra. Verslauk.